Taigi ir vėl savaitgalis, o tu viena, nors turėjai būti su juo. Ir tavo viduje tos mintis, su kuriuom tu likai. Kodėl aš ir vėl viena? Kodėl, kaip man reikia, jo niekada nebūna su manimi? Bet nuvijusi mintis, tu vis dar gyveni viltim. O šį kartą bus kitaip. O šį kartą jis bus šalia. Šį kartą jis mane pasirinks. Bet laikas bėga, o situacija nesikeičia. Ji tik tai tampa santykių norma. Ir tavo viduje jau seniai, kažkur viduj giliai yra tos mintis, kurios laužo tavo tą iliuziją. Tu jau supranti, kad jūs tapote tiesiog kambariokais. Tu supranti, kad tu turi vyrą, bet ne žmogų, šalia kurio gali jaustis saugi ir laiminga, kuris rinktųsi tave. Ir iš šitų minčių ir gimsta ta idėja, kad skausme gyventi aš galiu ir viena. Blogai gyventi aš galiu ir viena. Tai kam man reikia vyro, kuris manęs tiesiog nesirenka. Ir aš ir toliau santykiuose su viena. Ir žinai, laikui bėgant tai tikrai nepasikeis. Tiesiog sustosi vieną akimirką ir pamatysi, kad laikas tiesiog išbėgo, išsibarstė, o tu stovi vis tiek tam pačiam taške. Kai esi santykiuose viena, kai tavęs nesirenka. O per visą tą laiką jau galėjai surasti žmogų, kuriam nereikia aiškinti, kuriam nereikia įrodinėti, kuris pats iš savo vidaus renkasi tave. Ir žinai, su tuo jausmu, kurį dabar jauti, ir vėl pasilikusi savaitgalį viena, nelik viena. Ateik į mūsų moterų bendruomenę, kur mes aiškinamės, kas vyksta santykiuose, kas slypi už problemų ir kaip pastebėti tuos elementus, kada tavęs tiesiog nesirenka, kad neišvaistyti to brangaus savo laiko ne tam žmogui. Domina? Komentuok grupė ir aš atsiųsiu tau nuorodą, pakvietimą į mūsų bendruomenę.